3, 2, 1. Norėjome serialo, kurio veiksmas rutuliotųsi Lietuvoje. Ir iš tikrųjų Lietuva yra pakankamai įžymi savo informaciniam technologijom, o su šiuolaikiniam technologijom, aišku, ateina ne tik tai pozityvus dalykai, bet jos atsineša ir tam tikrus neigiamus dalykus, kaip trolinimą. Iš tikrųjų, žmonės pradeda tikėti tuo, ką skaito internete, nors tai visiškai toli nuo realybės. Ir būtent mūsų personažai ir naudojasi tuom, kad galima tas melagienas skleisti. Ši tema pastaruoju metu tikrai yra labai opi ir tikrai susiduriam su labai daug problemų, kai žmonės patiki dalykais, kurie iš tikrųjų yra netiesa ir neegzistuoja. Norėjom sukurti apie tai ir serialą, kad visi galėtumėm pasižiūrėti, kaip atrodom iš šono, kaip patikim kažkuo, kas tikrai yra netiesa. Serialas yra apie kerštą. Ir tokia yra moderni keršto istorija. Mes keisim pasaulį ir įeisime į istoriją. Tai kaip? Skamba gerai. Visi, kam patiko Grafas Montekristas, tikrai ras jame kažkokių panašumų. O tai yra tikrai šiuolaikinė istorija. Pagrindinis šio serialo personažas yra labai stipri moteris. Tai manau, kad daugelis moterų irgi ras šiame seriale save. Ir taip pat turime nemažai dalių susijusių su šokiais. Tai jeigu jums patinka šokiai, irgi būtinai įsijunkit. Pirmas lietuviškas serialas, kurį parėmė ne tik Lietuvos kino centras, bet ir Lietuvos televizija ir prisidėjo Telia platforma. Tai taip pat yra pirmas lietuviškas serialas, kuris buvo pristatytas Londone, Berlyne, Ispanijoje, Italijoje, tokiuose pristatymo renginiuose, kuriuose dar nei vienas Baltijos šalių projektas nebuvo pristatytas. Komanda išskirtinė tuo, kad tai yra žmonės, kurie dirba kine. Jie dirbo prie tokių filmų kaip Černobylis, serialas, kurį tikrai Lietuvos žiūrovas žino ir matė. Stranger Things, keisti dalykai, kur jaunesnė auditorija šį serialą žino, tai iš tikrųjų yra labai profesionali komanda. Šį kartą nusprendusi padovanoti ir Lietuvos televizijos žiūrovų į pramogą, kuri būtų tokia prabangesnė ir turėtų tą vadinamąjį kino kvapą. Trys, du, vienas. Man labai patiko scenarijus. Jau pati istorija, personažai, veiksmas. Tikrai aš skaičiau su malonumu ir iškart perskaičiau. Komanda, tai būtent režisierius, kuris žino, ko nori. Nėra toks atsainus ir panašiai. Ernis kažkaip tikrai turi tą žavesį savo. Ir operatoriaus darbas, ta prasme, Feliksas, tikrai aš karts nuo karto pasižiūriu į tą kamerą. Nebūna taip, kad kažkaip, atmestinai šitą kadrą, turim. Tokio nebuvo, tai aš manau, kad nori, tu nenori, tas turėtų suveikti. Aš manau, kad labiausiai patrauks būtent istorija. Todėl, kad aš pati, kai skaičiau tą scenarijų pirmą kartą, jis mane tikrai užkabino. Emilija daugiau nebešoks. Aš šoksiu. O Dieve. Namuose gal ir šoks. Norėjau skaityti toliau, kaip ten viskas seksis ir panašiai. Ir mane stebino tie visi siužeto vingiai. Tai aš tikiuosi, kad žiūrovą taip pat stebins, kad bus įdomu sekti. Tai pirmas serialas su tokiu biudžetu ir toks pirmas bandymas daryti 5 serijas. Čia jau operatorių, technikų, režisieriaus darbas, kaip tai atrodys finale. Bet aš labai tikiu šią chebrą ir aš manau, kad patrauks žiūrovą tiesiog pati istorija. Man asmeniškai serialai būtent yra apie personažo keliones ir aš žiūriu kitas serijas tik tada, kai man įdomi jų kelionė. Tu nesupranti. Šitas softas tau gali sukurti iš vis bet ką. Aš galiu sukurti kad ir tave, bet kam to reikia. Tai aš tikiuosi, kad
Iš smalsumo pasižiūrėję pirmą seriją, užsikabins ir pažiūrės visas 5. Trys, du, vienas. Ana yra stipri, Ana yra valdinga, Ana žino, ko nori ir Ana labai myli savo dukrą. Kristina Dagytė, buvusi influencerė, bet ją užkniso būti influencerė ir ji nori būti žurnalistė. Tu nori būti žurnalistė. Gerai. Gauk man interviu su Ana Vaitkė iš Meltos ir aš rytoj tave paleisiu tiesiog netirį. Ir ji yra labai gera žurnalistė, ji yra labai protinga, bet niekas to nežino. Adomas Gilys, didelės korporacijos įkūrėjas ir bendras savininkas, šeimos žmogus. Ko vėl prisigalvojai? Aš noriu Teslos. Teslos. Tu net teisų neturi. Nesvarbu. Aš nešioju tavo vaiką ir aš nusipelniau Teslos. Gerai. Bus tau Tesla. Susiklošius tam tikrai situacijai, pradeda kovoti už save, už savo tiesą. Kam svarbu, ką mes žinom? Svarbu, ką visi mato. O visi mato ir girdi, kad esi kalta tu. Manau, kad nuoširdumu vis dėlto, kad jis gan toksai vaikinas nuoširdus. Tuo, kad iš tikrųjų yra labai stipri ir motyvuota, kai nukrenta, jį moka atsistoti. Mūsų trolių ferma bus kitokia. Mes nemeluosim. Mes nepuldinėsim nekaltų žmonių ir nedarysim įtakos politikams. Mes kovosim už tiesą. Nėra iš tų, kur nukrenta ir ilgai verkia ir tada sako, kad jos gyvenimas baigtas. Ne, ji nusivalo dulkes, užsideda pleistrą ir varo toliau. Savo išvaizdą. 200 000 followerių. Juokauju. Šiaip tai gal linksmumu. Linksmumu ir atvirumu. Tu durnas? Nesąmonė, taigi tokios niekas neklausys. Judita turi atrodyti protinga. Aš labai norėčiau neatrodyti kvailai prie kompų. Nes aš, neraukiu, aš nepagaunu to. Kas šito, tu sėdi prie kompo ir dirbi. Bet, kai sėdis IT specialistas prie kompo, lyg tai jis tą patį daro, maigo tos pačius mygtukus, nieko ten ypatingo nedaro, bet jis visiškai kitaip sėdi. Aukštakulniai. Nes Ana nešioja batus, kurių pakulnė yra ne mažesnė negu 8 ar 10 cm. Šiaip pripratus nešioti aukštakulnius batus, bet tikrai ne tuos vadinamosius aukštakulnių žudikus ir ne kiekvieną dieną po 12 valandų. Viskam buvo pasiruošta, aš tik tai pastebėjau, kad mes daug išimprovizavom kartais dalykų ir paskui, kai tos improvizacijos buvo išrašytos jau kaip tekstas. Mieloji, brangioji, tu dirbi ne kojinių fabrike, susitvarkyk. Tai, ką tu kažkada improvizavai, paskui išmokti velniškai būdavo sunku. Trys, du, vienas. Šiuo metu tai labai daug, nes visa mano išvaizda yra dabar paskolinta Anai. Iš tikrųjų, matyt, kad aš irgi net kai nukrantu, sugebu užsikliuoti pleistrą ir toliau. Aš galiu padaryti, kad tavo istorija išgirstų. Nori ar ne? Man įdomu kaip. Mes atidarysim trolių fermą. Gal neturiu to tikslo siekimo tokio stipraus kaip Ana, bet, tarkim, kokius 75% to tikslo siekimo matyt, kad esu Anai paskolinus. Mano personažas labai rūpinasi ekologija
gamtos išsaugojimu. 3 hektarai miško, viskas iškirsta, jokių leidimų. Tai aš pranešiau policijai, ministerijai, urėdijai. Ir jinai nori padėti pasauliui, o ne tai, kad tik tai reklamuoti kremus kaip influencerė, ką darė. Kristina, paklausyk, paliktų tas miškų kirtimo istorijas tikriems žurnalistams. Ir aš manau, kad tai sutampa su manimi, nes aš irgi panašiai manau, kad reikėtų vis dėlto imtis to ir pagaliau visiems gelbėti gamtą. Dabar aš jau į pabaigą filmavimų matau panašumą, bet prieš pradedant, man atrodo, kad aš pats buvau truputėlį kitoks. Kai bendrauju su žmonėm, tarkim, prieš pradedant ir dabar, aš žiūriu, kad mano bendravimas jau kaip Valentino, jisai pasikeitė į tą Luko pusę. Labiau uždaras žmogus, labiau kuklesnis. Ačiū. Parašiuko reikia? Toksai labiau kažkoks toks susikaupęs kažkas to. Kad jis eina iki galo, sakant, nežiūrint sunkių aplinkybių, jis eina iki galo ir kovoja. Viskas baigta, Ana. Manęs niekas nepalieka, brangioji. Gal ne visada gražiais būdais, bet kovoja. Gal nelabai patinka, kaip jinai elgiasi su kitais žmonėm. Ką? Mes neieškome jokio naujo partnerio. Šį savaitgalį mes su Matu dalyvausime varžybose. Kartu. Kaip jinai atsikalbinėja prieš tėvus, prieš draugus, kitom mamom. Ten. Ką aš tau padariau? Čia dar blogesnis būtų, negu buvo tėčio. Tikrai nesakyčiau kai kurių dalykų nemalonių, kad įžeičiau kitą žmogų. Ji yra tokia drąsi. Tu įspyrei biščiukui, ką tik? Viskas. Tu nori, kad aš patikėčiau, kad vienam kvadrate laikai 9 vištas? Iš viso čia yra fondų paramos ferma, tavo vištos net negali būti narvuose. Aš tikrai tokia nesu. Jinai tokia yra karšta kraujė. Klausiu, tu ištrynei mano paustą? Na, tokia ugninga mergina. Tu ištrynei mano paustą! Apvažiuok! Nu, nedaryk tu man gėdos. Trys, du, vienas. Pasirodė super priešinga Gabija savo personažui, ji yra pagrindinė ir tas personažas tai tikrai pyktis, kerštas. Aš jį užmušiu. Jis sugrovė mano gyvenimą, viską sugrovė. Per jį Tomas išėjo ir ne tik išėjo, dar ir Emilija išsivežė. Emilija išsivežė? Nereikia klausyti to paties dalyko 5 kartus, aš jam su šitų grąžtų smegenis pragręšiu. Žinai, kaip jie mane vadina? Vėžio diva, žinai, kaip faina klausyti, kai tave vadina Vėžio diva. O Gabija, aš tai kiek žinau, kaip tik yra tokia linksma, draugiška, laisva. Panašiausia tai, aišku, yra Viltė, kuri vaidina Emiliją. O labiausiai skirtingas, matyti, yra Andrius Bialobžeskis ir Alfonsas. Ką ketina daryti? Ne tavo reikalas. Tu manai nesuprantu, kad bitkoinų firmą statot. Šiaip tai per vėlai. Per vėlai, tu juokauji. Nu, gal pati pradžia buvo, žinai, kai realiai introductionas mano personažo, kai jisai prieš savo darbuotojus sako, kad mes rizikavome ir išdrįsome tapti kitokiais. Ir visa tai įvyko tik vieno žmogaus dėka – Anos! Aš iš principo galvoju gyvenime, kai tu nebijai rizikuoti, tu gali kažko pasiekti. Tai ir mano personaža buvo toks, sakant, tikslas ir jis užveda visus žmonės, kad hebra, davai rizikuojam, darom, galbūt kažką kitaip negu visi. Ir mes kažko pasieksim. Buvo ten viena scena, kai man reikėjo daug energijos, ten pykau ant tėčio, ten prie balkono ten viską trankiau. Matas mane paliko. Jis daugiau su manim nebešoks. Jis šoks su Milda. O kur mama? Aš daugiau nebešoksiu. Aš daugiau nebegausiu jokių trofėjų. Man bus kaip tau.
Jo, bet kur mama? Buvau pamiršus visus ten žodžius, stoviu ir galvoju, ką sakyti, net apačioj buvau pasidėjus telefoną. O dabar jau tie žodžiai strika į galvą, kai nežinau kas. Kai Ana gauna apdovanojimą, apie kurį svajojo, ir ji namuose švenčia ir šoka, tai va tas šokis man yra būtent Anos emocijų, tokia pliūpsnis emocijų, kurių šiaip nedaug tokių scenų yra, kur Ana tiek tas emocijas demonstruoja. Tai va tas šokis, o eilutė tai, kaip man atrodo, ir daugam, su jumis ir vėl aš, Judita. Trys, du, vienas. Kūrybinę komandą aš jau pažinojau, nes su jais mes filmuojam jau nebe pirmą darbą. Tik labai džiaugiuosi, kad prisijungė ir naujų komandos narių, su kuriais nebuvau dirbusi, jų nedaug, bet jie irgi tapo šitos šeimos dalimi. Džiaugiuosi atradusi Valentiną Krulikovskį, su kuriuo nebuvome anksčiau vaidinę. Aš vairuosiu, sakau. Tu vairuoji kaip pensininkas. Su Vilte, kuri vaidina Emiliją, man labai smagu. Nežinau, kažkaip ir kolegos superiniai, netgi tie, su kuriais nebuvau vaidinus. Kažkaip režisierius padarė savo darbą ir juos gerai atrinko. Buvo labai lengva vaidinti ir komandą. Retas atvejis, kad iš tikrųjų būtų taip smagu aikštelėje ir jaučiu nerealų malonumą ir kiekvieną dieną dėkoju, nežinau, dievams už tai, kad darau tai, ką darau su žmonėmis, kurie mane supa. Iš tikrųjų visi fantastiškai faini ir surinkta fantastiškai realiai profesionalių žmonių komanda, kad buvo su visais labai faina ir malonu dirbti. Padėjėjų visokių, kurie filmuoja, va išmokau vardus, jau man čia didžiausias pasididžiavimas. Kai kiekvieną dieną dirbame kartu, tai manau, kad tikrai vieni kitus pažįstam daugmaž ir susibendravom. Su kuo labiausiai, tai nežinau, gal su Valentinu, nes mes su juo daugiausia dviese turim scenų ir mūsų ta linija yra meilės. Tai dabar gal jau aišku, kas mus nuhakino. Dar ne, kai grįšim į fermą išsiaiškinsiu. Bet realybėje nieko. Labai patiko komanda. Mane žavi toks dalykas, kad visi supranta, kad mes čia atėjom padaryti darbą. Ir darbas yra pirmiausias dalykas. Ir nebuvo nei vieno atveju, kai, pavyzdžiui, kažkoks minimaliausias diskomfortas, tai nebuvo. Tai tas, wow, labai smagu, kad aš čia atsidūriau. Labai patiko Feliksas, kuris leido pafilmuoti, leido panaudoti jo kamerą. Tikrai labai šiltus įspūdžius ir bus ką prisiminti čia, mažiausiai ką galiu pasakyti, nes tai dabar, kadangi jau į pabaigą vyksta tokios refleksijos, tu prisimeni ten ta ferma mūsų, toks kažkoks buvo kaip atskiras pasaulis, kompiniai visi šitie dalykai. Labai gera komanda, tik geriausius prisiminimus aš kažkaip negaliu, norėčiau kažką blogo pasakyti, nelabai galiu. Iš tikrųjų pačią nuostabiausią praktiką ir išsinešu vieną turbūt iš didžiausių savo kažkada sukurtų vaidmenų. Meltai yra didelė korporacija, o didelės korporacijos išsisuka. Žlunga tik maži žmogeliukai, tokie kaip tu.